Šiandien parodysiu, kaip išdrožinėti iš moliūgo gražią figūrą. Tai yra Helovyno veidą. Mums reikės didelio moliūgo, gan didelio, ir aštraus peilio. Na va, pradedam nuo pat viršaus. Pjauname truputėlį pasvirusių kampu. Na va, apipjovę aplinkui gauname tokį apskritimą. Ta dalį išėmame. Dabar mums reikės šaukšto. Šaukštų išėmame visą vidų kartu su sėklytėmis. Vidų skaptokite truputėlį daugiau, kadangi, kaip matote, moliūgas yra gana storas, todėl nebijokite, kad išlįsite į paviršių. Paimkite dangtį ir šitą dalį nupjaukite. Na va, dangtis turi lygiai tikti. Matote? Dabar beliko išpjauti veidą. Veidui mes pasimsime pieštuką arba tušinuką ir pirmą nusipiešime kontūrus. Paimkite mažesnį peilį ir tiesiog pjaukite pagal nusipieštus kontūrus. Viskas, kas lieka, išgrandome, kad būtų švariai. Galite iš vidaus. Na va, išpjaustę tokį veidą. Galime įdėti į vidų žvakę.